Pakrovėjo naudojimas gan paprastas. 220 laidą įjungiame į rozetę, įjungiame į pakrovėją. Pasirenkame komplekte savo tinkamą laidą krovimui. Pas mus pagrindė naudojasi visur šitos. Įkišame į pakrovėją, raudonas su raudonu, juodas su juodu. Sujungiame akumuliatorių ir jungiame balansavimo jungti į pakrovėją. Abidvi jungtis būtina visą laiką sujungti į pakrovėją. Krovimo nustatymą visą laiką žiūrime į bateriją. Jeigu jinai yra 2S, kaip šičia pas mus ir parašyta, tai mes ir turime pasirinkti šičia 2S. Amperažas krovimo. Šiuo atveju pas mus didelė baterija, tai galim statyti maksimalų leidžiamą. Tai yra 6 amperai. Palaikome Enter mygtuką ir dar kartą paspaudžiame Enter. Krovimas prasideda, jo pabaigoje pakrovėjas pats nutrauks krovimą, sudainuos dainelę ir tiek. Galime dėti kišti naują akumuliatorių. Norint stabdyti krovimą, turime paspausti Stop. Taigi, jeigu akumuliatoriaus nenaudojom ir žinome, kad jisai stovės ilgą laiką, mes turime jį pastatyti į laikymo režimą. LiPo Storage. Viską identiškai nustatom. 2S. Amperažas maksimalus būtent šiam akumuliatoriui galimas. Kitiem akumuliatoriam, kuriuos turime, statome tiek, kiek ant jų pačių parašyta. Palaikome Enter mygtuką. Ir pakrovėjas pats nusistato, ar norės akumuliatorių iškraudinėti ar pakraudinėti. Šiuo atveju pas mus akumuliatoriai yra visi laikymo režime, tad jam laikymo režimo nustatymas nėra būtinas. Taigi, pas mus yra dviejų tipų akumuliatoriai, tai yra 2S ir 3S. Pavyzdžiui, šis 3S. Tai pademonstruosiu, kaip pereiti į kitą nustatymą. Vėlgi, norim pakrauti akumuliatorių, Balance Charging. Pas mus akumuliatorius yra 1.5, tai ir turim nustatyti 1.5. Yra 3S, tai ir nustatom 3S, palaikom Enter mygtuką, paspaudžiam dar kartą Enter mygtuką, krovimas prasidėjo. Ir viskas maždaug valandos bėgyje, jeigu pilnai akumuliatorius buvo iškrautas, tai valandos bėgyje jį pakraus, dainuos dainelę ir galime dėti kitą krauti akumuliatorių. Toliau akumuliatoriaus tikrinimas su čekeriu. Pasiemam bet kurį akumuliatorių. Ekranėlis žiūri į mus, juodas laidas kairiam krašte, jungiam. Ir jisai mums rodo pilną akumuliatoriaus voltažą, pirmas celės voltažą, antros celės voltažą ir vėl per naują pilną akumuliatoriaus voltažą. Jeigu būtumėm jungę 3 celių akumuliatorių, rodytų ir 3 celės voltažą. Pagal tai galime spręsti, kiek yra akumuliatorius pakrautas ir žiūrėkime į lentelę atspausdintą, pagal voltažą procentaliai bus išrašyta, kiek tas akumuliatorius pakrautas. Šiuo atveju pas mus rodė pilną voltažą 7,4 volto, o pilnai pakrautas būtų 8,4 voltų, tad šis akumuliatorius yra pakrautas apie 25%.